What's up? Nu ką, galvojat, jau varau kažkur kempinti, ne? Vienu žodžiu apsukau ratų ir grįžau atgal į garažų. Nusipirkau naują mašiną savo kelionėms. Ieškau, kad būtų 5 litrai kuro sąnaudos, nesvarbu trauka, kad būtų bagažinė ir kad galėčiau apvažiuoti kuo daugiau, kuo toliau ir kuo pigiau. Nes planuoju daugiau kontento, toliau važiuoti. Kartais netgi dienas užtrukti, netgi kelias dienas netgi užtrukti. Nu ir vienu žodžiu, norėčiau padaryti tokią apžvalgą šitos audialkos, nes nusipirkau ją per kalėdas, neturėjau laiko labai daug ieškoti modelių, čia buvo mano 3 apžiūrimas variantas, rinkausi iš Golf klasės, bet visi supuvę buvo. Tai vis dėlto radau Audi A3 su tipo 108 5000 ridos, bet panašu, kad čia yra daugiau. Vairs sutrins. Guma durelių išplyšę, suplyšę viskas, ve. Sankaba išplerusi, purkštukai šaibom nuėję. Nu tikrai čia ne 108 5000. Nors Car Vertical ir visi kiti rodo tikrą ridą, bet man atrodo čia ir kažkurioje vietoje vis tiek prihimyčinta. Nusipirkęs, iškart susidūriau su Nusipirkęs iškart susidūriau su problemom, su dirželio problemom, to, kuris stovi karterį ir suka tepalo siurblį. Dirželis iš vis niekada nekeistas, tai jis pradėjo trupėti ir pradėjo užkimšinėti, tiesiog tepalo paėmėjo tinkliuką ir tiesiog vos neužkaliau variklio. Tai žodžiu pačiu laiku nuvariau į servizą, viską pakeitėm, viskas čiki-piki dabar. Nu, liko tik tais purkštukus sutvarkyti ir kuro sąnaudos dabar biški didesnės dar kol kas. Apie 6 litrai šalčių metu, taip. Nu, gal nėra labai blogai, bet norėtųsi 4,5-5, bet galbūt tokios ir bus kuro sąnaudos važiuojant didesnius atstumus ir susitvarkyti, gal reikėtų purkštukus pirmą, bet jie ir velniškai brangus, va tokie ir būtų minusai. Iš tikrųjų pirkau 1,6, galvojau bus labai pigiai viskas, bet iš tikrųjų nėra taip pigiai. Vienas purkštukas kainuoja 300 eurų naujas. Paskui sankaba kainavo kosminius pinigus irgi 500 eurų už sankabą, ta prasme, už mechaninės dėžės sankabą. Nu ir vienu žodžiu, šiek tiek esu toks kaip ir nusivylęs, bet dabar labai daug dedu vilčių į šitą mašiną, kad jinai mane veš. Nes planuoju tikrai nemažai važiuoti, padaryti vlogelių, pamatyti vietelių, dabar dar po švenčių atsigaudinėjom po truputį, su finansais ir taip toliau, daug reikalų visokių iškilo, bet jau greit iškilsim į keliones. Keliausiu, bet darbų irgi negaliu mesti, nes reikia pinigų kelionėm. Ir nuomom, ir vaikam, ir sugyventiniam, ir taip toliau. Guliu kaip taip. Taip įsižergi, telpi. Bet šiaip tai netelpi, nes tiesiog per didelis esu.
Bet yra kitų navarotų, kaip didesnė bagažinė padaryta. Tai atrakinu, parodau. Ta prasme, tikrai nemažai visko prisidėjau. Ir dar telpa nemažai visko. Tai toks ir būtų turbūt pagerinimas. Šūdai krent per vamzdžius. Girdis. Vienu žodžiu. Nieko čia įspūdingo. Šita mašina, žinoma, nėra. Bet jinai bus puikus mano darbinis arkliukas turbūt. Nu va, tiek apie šitą audinę. Šiaip labai pigios dalis. Apart purkštukų ir sankabos. Viskas labai gana pigu. Stabdžių diskai po 15. Kaladėlės irgi panašiai. Nežinau, čia tiesiog nėra ką per daug pasakot. Nu, yra toks pigus tikrai automobilis. Jeigu susitvarkius, tikrai galima važinėti su juo pigiai. Ir jis tikrai padeda taupyti. Tai va, draugai, iki.